Apie Žalgirį. Tai iš esmės aš manau, kad jau ko gero visa didžioji dalis visuomenės, bent jau kurie yra mąstanti, tai mesgi puikiai matome, kad šiandieną tam tikra asmenų grupė eina ir važiuoja link politinės partijos kūrimą. Matyti nepaslaptis, kad Telsoneto savininkas Okmanas, Burgaila ir visi kiti, kurie pradėjo supirkinėti iš pradžių 15 minučių nupirko, tada nupirko M1, tada pradėjo beros liktais Lietuvos rytą liktais norėjo nupirkti, ar ten dar kai kurios portalus, ar netgi laikraščius. Tai jau buvo tuo metu indikuojama tai, kad bus kuriama nauja politinė jėga. Tai žinant, kad konservatoriai yra pripažinta turinti partiją ryšių su teroristinėm organizacijom ir žinant tai, kad korupcijos atvejai pas jų yra pakankamai gajus ir masiški ir tai, kad reitinguose konservatorių partija niekada negali be 2-3 kitų politinių jėgų formuoti valdančiosios daugumos, tai manau, kad Žalgirio pavadinimas ir Žalgirio judėjimas būtent bus paimtas ir panaudotas kaip politinė jėga. Ir tame dalyvauja Tapinas, tame dalyvauja Černiauskas, tame dalyvauja matyt Malinauskas, tame dalyvauja ir Šeškus, tame dalyvauja ir Morkūnas, buvęs labai artimas bičiulis Bartaševičiaus, Kristijono, tai ir kiti panašus atvejai. Tai tą reikia šiandien suvokti, kad Lietuvoje formuojasi nauja politinė jėga, jinai matyt ir bus pavadinta Žalgiris ar kažkas tai tokio panašaus. Reikia žiūrėti, laukti, kada bus suformuotas pavadinimas. Įdomiausia, tam specialiai buvo Tapinas įtupdytas į Žalgirio futbolo komandos prezidento pareigas, nes kada tu duodi interviu, tu neduosi koks nors loseris, ten sakysi, ko jūs dirbate tenais, aš ten maždaug rankšluosčius padavinėju, žinai, ir aš ten kokią ten sušluotą šufabrą šluoju, bet aš sako, čia reikia pakalbinti futbolo klubo Žalgiris prezidentą Andrių Tapiną. Tai toks bus visą laiką daromas vieškiai ryšiai, M1, 15 minučių, kiti portalai tam dalykui dirbs. Tai yra labai geras pasirinkimas, aš sakau, tai yra KGBistinis metodas, kurie KGBistai naudodavo, kaip iš tikrųjų įvesti tam tikrą chaosą valstybei. Tai chaosas atsiranda šiandieną su, matyt, tikiuosi, aš čia tik tai sakau, tai yra mano asmeninė nuomonė, matyt, mes tą nuomonę pamatysim, aš jau apie ją kalbėjau prieš beveik 6-7 mėnesius, sakiau, kad gimsta nauja politinė jėga. Bet įdomiausia šitoje istorijoje, žinot, kas yra, bet jeigu taip paėmus kampą, tai panašu principą, koks Lietuvoje verslininkas, politinis veikėjas, bankininkas irgi bandė sukurti. Tai Romanovas buvo, jeigu pamenate, kur jisai Žalgirio klubą perėmė, tada leido žurnalą Žalgiris ar kažkas panašaus, man rodo, jeigu aš neklystu, Respublikos grupiai buvo. Tai jie suprato, kad tai yra brandas, tai yra pavadinimas, ant kurio tu gali lipdyti. Tai dabar klausimas yra, ar nuo jos politinės jėgos klausimas Malinausko, kuris per savo, matyt, gudrumą arba gudragalviškumą netyčia žinių radiją per daug prasitarė, kas iš esmės jau buvo aišku, ar jie bandys tik tais ant Seimo rinkimų ruoštis, ar tai yra būtent ir implikuojama į prezidentų rinkimus. Panašu, kad irgi yra į prezidentų rinkimus daroma, tai jie bet kokią kainą matyt bus kaip įlypai iš kanapių, kurie jų tikslas bus Kasčiūną pastatyti praimu, tai yra ministrų pirmininku, ir tada matyt Kasčiūną gal netgi mėginti ruošti prezidentus, nors kaip puikiai žinom, neįsivaizduoju, kas galėtų už jį balsuoti, bet gal, nežinau, gal ar atsiras kažkokių tai gandragalvių, kurie balsuos, ir tada pamėgins sukurti tam tikrą chaosą valstybei politinį. Lygiagrečiai, kad juos vienus neapkaltintų, jiem reikės sukurti ir dar vieną politinį jėgą, tai yra kultūrininkų. Tai aš galiu net prisiekti arba, kaip sakant, tikėti, kad kultūrininkai bus dirbtinai sukurti, bus sukurtos emocijos, nes reikia sukurti rajone, kaip tam tikrą alternatyvą. Tai jie šiandieną labai protingai, tvarkingai telefoninius sukčius patraukė Saulių Skvernelį, patraukė Liberalų sąjūdį, nes tam išeina Eligijus Knyga, kuri visiškai devalvuos Liberalų sąjūdį ir Dalią Grybauskaitę ir tą grupę, ir kaip ir savotiškai pasakyti, kad čia yra konservatoriai tie naujo jėga. Labai tarp kito ko kviečiu visiems rinkėjams pasižiūrėti, žiūrovam pasižiūrėti, tai kai Edmundas Jakilaitis praėjusį pirmadienį, jisai sako, visos politinės jėgos yra purvinos, visos politinės jėgos maždaug šiokios tokios, va jau šitie čia susirinkę žurnalistai, tai yra dievo siųsti mūsų gelbėti. Tai aš suprantu, kad yra kuriama nauja gelbėtojų jėga ir jinai vadinsis panašu Žalgiris. Dabar visos politinės jėgos realiai turi dėti pastangas, rodant, demonstruojant, kokie darbai yra atlikti, ką planuoja atlikti ir kokį pliusą gauna valstybei. Nes patikėkit manim, jėgos, kurios nori toliau valstybei vadovauti ir toliau prastuminėti antrą jėgainių vėjų parką, kuris beveik 3,6 milijardai valstybei kainuos, kurie nori kitus niuansus daryti, jie tikrai stums, kad 28 metais atsirastų bent 2 naujos politinės jėgos, kurios bus valdomos, kontroliuojamos ir prižiūrimos.